Klausimai, kurie yra užduodami man, kai pradedama dirbti šioje veikloje su FM. Taigi, pirmasis, ar yra registracija? Tai žinok, tu, kuris žiūri vienas prie telefonų, ar viena, tai nėra jokio registracijos mokesčio ir tiesiog prisiregistruoji nemokamai. Antras klausimas, iš kur tai dirbama? Tai tarkim, ar iš patalpos, ar iš kažkokio ofiso, tai irgi atsakymas toks, kad nėra nei patalpos specialios, nei ofiso. Kokioj vietoj tu esi, kokioj vietoj tu turi telefoną, kokioj vietoj turi internetą, iš tos vietos gali ir dirbti. Trečias klausimas. Ar būtina pardavinėti? Tai pardavinėti taip pat nebūtina. Gali naudoti pati ar pats, nes priimami komandą ir vyrus, ir moteris, tad gali dirbti ir naudoti produktus tiesiog savo. Tiesiog perki savo, kaupi taškus ir taip dirbi savo su savo naudojamais produktais. Pardavinėti gali, jeigu įsigyji produktus, tik tada gali pardavinėti, jeigu tu juos naudoji, ir tik tuomet gali juos pardavinėti ir rekomenduoti, jeigu tu jas tikrai naudoji ir rekomenduoji žmonėm, kuriuos ten pažįsti, gali internetu rekomenduoti ir panašiai. Tai čia tas rekomendavimas panašiai yra kaip, tarkim, pasižiūri populiarų filmą ir tu rekomenduosi tą filmą, kad ir kiti pasižiūrėtų. Tai vat taip ir vyksta mūsų rekomendacijos. Toliau, aišku, yra kuriamas komandos ir nuo to gauni komisinius ir uždirbi didesnius pinigus. O jeigu nori parduoti, tai perki produktus, kaip ir sakiau, rekomenduoji išbandytus tik tais produktus ir tada jau pardavinėjai. Tai pardavinėjai katalogų kainą, o perki savo konsultanto kainą. Tai gaunasi pigiau kartais netgi su įvairiom akcijom ir iki 50% pigiau, kai perki savo. Tai vat, tokius pinigus gali uždirbti parduodamas ar parduodama. Tuomet, koks dar čia būna klausimas? Tuoj pagalvosiu, koks čia būna klausimas. Ar būna tai lengva ir ar reikia stipriai dirbti? Tad įvairiai būna, nes šiaip dirbti yra visur reikia, kad ir tu dirbi iš namų, bet dirbti vis tiek reikia, įdėti darbo reikia, rekomenduoti, naudoti produktus, rodyti juos, kurti postus, kurti reelsus ir įvairius vaizdo, video filmuoti, pristatinėti produktus, išpakavinėti siuntas, gerai čia pasakiau, išpakuoti siuntas. Rodyti, kaip tu jas gauni, rodyti, kaip tu jas siunti klientams ir panašiai, kad žmonės tavim pasitikėtų, tavim tikėtų, tikrai matytų, kad tu tai naudoji, o ne tik nori parduoti. Tai vat, dažniausiai yra šie klausimai kylantis. Na, o jeigu tau dar kažkas neaišku, tai klausk, atsakysiu būtinai į kylančius klausimus ir tikiuosi bus lengviau apsispręsti, tapti FM nariu. Tai ačiū ir iki, laukiu klausimų.